Hi everyone! This week I caught myself thinking what my dream job is. Well, my dream job. In this video vlog I'll tell you about my first week work placement. I'm doing fashion and editorial internship with Wonderland magazine in London. It would be to be a freelance writer, and I would also like to be an actress. I would like to have at least 2 career paths so that my life would be more dynamic. Everyone is like, so how is it? What have you been doing? Is it really all about making cups of tea and coffee all the time, spending hours before work thinking, what shall I wear today? And putting yourself in Devil Wears Prada main character's shoes? Makes me so excited about it. Fashion is one of my biggest interests, and so I've always dreamt I could go along with writing about it. And now I can. When I first came here, I remember I was scared. This is that kind of fear what, looking back, I would have expected from 18-year-old self. I went long, far distances trying to achieve my own goals, and now I can say I did. I have deadlines, for example, until then I have to find people who would like to write for fashion and beauty section, and then edit their articles, suggest ideas, pitch ideas, speak with people, go photograph them, just make a piece interesting to read. I know that all big decisions that we make in life are not random, they are meaningful. In these circumstances you feel like you're doing really very important job that needs to be done and you don't want to let anyone down. Ką žinau, liūdna. Gal pakalbam? Labas, aš Raminta ir šis mano video yra mano video žinutė tau, o kartu ir jaunesniai savo. Jame bus pasidalinimų, minčių ir žodžių, kuriuos būčiau norėjus išgirsti, kai jau per sudėtingus periodus savo gyvenime. Kai kurie iš jų buvo iš tikrųjų labai nelengvi, skaudus, sunkiai suvaldomi ir užsitęsė per ilgai, bet aš pati tai leidau. Gyvenimas nėra tiesi linija. Esame spaudžiami į tam tikrus rėmus, bet tavo gyvenime nėra tikslaus laiko, kada ir kaip viskas turi susidėlioti. Viskas gerai, jei iki tam tikro amžiaus taip ir nepabaigiai mokyklos, nebaigiai studijų. Viskas su to yra gerai, jeigu iki šiol taip ir nesutikai tikros meilės, jei nesusiradai patinkančio darbo arba darbo, kuris tave išlaiko. Viskas yra gerai, jei dar nesusitokiai, nesusilaukiai vaikų, jei neuždirbai X pinigų. Viskas su to yra gerai, jeigu dar nei karto nebuvai Balyje, aš irgi nebuvau. Ar jei kažkas, ar didžioji dalis dalykų tavo gyvenime vyksta ne taip, kaip tu kažkada galvojai, kad vyks, kai dar buvai vaikas. Žinau, kad gali būti sunku išgirsti kai kurios dalykus, ypač jeigu šiuo metu susiduri su didžiuliais iššūkiais savo gyvenime. Kai viskas atrodo taip sunku ir tamsu, tikrai nelengva tikėtis, kad kažkoks video gali tau kažkuo padėti. Bet aš pabandysiu. Viskas su to yra gerai, jei gyveni arba negyveni pagal visuomenės standartus. Ištekėti iki 25, sukurti sėkmingą, pelningą verslą iki 30, tapti prezidente, o gal influencerė tapti, o galbūt net tapti laiminga. Tu negali savęs smerkti vien dėl to, kad kažkas, ko tu nori, dar neįvyko. Tu turi savimi pasirūpinti ir palaikyti, ypač jeigu nepalaiko aplinka. Tau yra leidžiama atsitraukti. Atsitraukti ir sustoti, įsiklausyti save, patirinėti, kas iš tikrųjų tave įkvepia, nuo ko dega tavo širdis, akys, o kas kaip tik tave baugina, slegia, yra baisu. Tau yra leidžiama klysti. Taip, klysti. Tam ir yra duotas tau šis laikas ir mes galime jo naudotis ir man atrodo, mes labai dažnai apie tai pamirštam. Baigę mokyklą mes iškart pasirenkame studijų programą, nes taip yra įprasta. Po mokyklos iškart studijos, ar ne? Baigę studijas mes iš karto pasirenkame darbą. Nepaisant to, kad gal mums net nepatiko mūsų studijų programa, bet mes jeigu taip daug investavom į tai laiko, juk mes negalim jau visko pakeisti per vėlu. Tada kiekvieną rytą mes keliamės ir einame į tą darbą. Einame, nes mus motyvuoja, galbūt mes norime pakilti karjeros laiptais, galbūt atlyginimas motyvuoja.
Ar norim kažką savo arba kažkam kitam įrodyti. Na ir taip žingsnis po žingsnio mes kažką kylam, vis kylam, gal keičiam darbą, LinkedInas išsivilioja mus kitą kompaniją. Ir tada žengiame dar vieną žingsnį ir tada dar vieną. Ir taip žingsnis po žingsnio mes keliaujame per savo gyvenimą, manydami, kad pildome kažkokį kontrolinį gyvenimo sąrašą. Ir nenuostabu, kad vieną naktį dėl to atsibundame išpilti šalto prakaito, pilni nerimo, baimės, pasimetimo ir nesuprantam, kas vyksta su manim, kodėl ir ką tada daryti. Taip jau susiklostė, kad ir man pačiai nebuvo lengva įsilieti į tokį standartinį gyvenimo planą. Baigusi žurnalistikos studijas Anglijoje, aš grįžau į Lietuvą ir įsidarbinau redakcijoje viename žurnale moterims. Ir ne viskas klostėsi taip jau sklandžiai, ne visuomet jaučiausi vertinama ar savo rogėse. Jei atvirai, man niekada neatrodė svarbu ir nesilaikiau tų visokių skambių darbo pavadinimų, pozicijų. Ir man niekada nebuvo artima ta ofiso kultūra. Ir viskas su to tvarkoja, jei tau tinka, patinka, tau yra artima, bet man tai nebuvo sava. Ir iš tikrųjų, juk 7 milijardai žmonių visam pasauliu, naivu tikėtis, kad mums visiems tiesiog tobulai tinka viena ir ta pati forma, toks šablonas gyvenimo. Juk mes visi esam tokie unikalūs, tokie skirtingi. Jaučiu, kad daugumai žmonių toks gyvenimo kelias tiesiog nesuteikia pakankamai erdvės iš tikrųjų atrasti savo gyvenimo kelią. Sulig kiekvienu laipteliu juk turime atsisakyti dalelės, nemenkos dalelės savo laisvės ir laiko. Vadinu tai laimės iliuzija dėl to, kad jaučiau, kad esu įstrigusi gyvendama kažkieno kito svajonę. Ir tau visai nesvarbu, kad ten aplinka sako, taigi dirbi žurnalo redakcijų pagal specialybę, kas tau negerai. O viduje tai tu tiesiog jauti, kad čia nėra tavo. Nors iš šalies viskas gal ir atrodo tobulai, nuostabiai. Kaip dalykai klostėsi vėliau, ką aš dariau paskui, dabar nesiplėsiu, bet ką aš noriu pasakyti, kad kartais mes galime turėti viską, apie ką kada nors esame tik te svajoję ir visą tai tik tam, kad suprastume, kad tai visai nėra tai, ko trokštame. Ir ką tada daryti. Esu tai patyrusi ir tai tikrai nelengvas jausmas. Gali iš tikrųjų būti labai sunku. Bet tuo pat metu tai gali ir tapti lūžio tašku tavo gyvenimą, kai tu nuspręsi, pasiryši pagaliau viską pakeisti. Žinau, kad nesu vienintelė, kuri taip jaučiasi. Nuo pat vaikystės mums yra nupiešiamas toks tarsi gyvenimo žemėlapis, ar ne, mūsų kultūros, šeimos, aplinkos. Ir mūsų gyvenimo tikslas tampa atitikti tos lūkesčius. Viena vertus su to gali atrodyti viskas gerai, nes tam tikras gyvenimo plano turėjimas suteikia tokį kaip ir saugumo jausmą. Saugu, nes žinau ką po ko. Bet kita vertus tai gali kilti ir toks vidinis konfliktas, todėl kad tu pajauti, kad o kas jei šitie visuomenės lūkesčiai nesutampa su to, ko aš iš tikrųjų noriu. Galbūt tas visuomenės lūkesčių padiktuotas kelias neveda ten, kur tu nori būti. Kas tada? Tai likdama ten, kur tu nenori būti, ir ignoruodama visą tą žinojimą vidinį, kad tu žinai, kad tu ten nenori būti, bet vis nukeli, gal kada nors, nežinau, bijau ir taip toliau, tu iš tikrųjų šitaip gadini savo gyvenimą. Tu taip pat gadini savo gyvenimą pasirinkdama netinkamą savo partnerį. Partnerio pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių gyvenimo dalykų ir aš tikrai nesuprantu, kodėl mes dabar gyvename tokiam pasaulyje, kuriame bandoma šį svarbų procesą partnerio pasirinkimą tarsi paspartinti. Panašiai kaip nelabai atsakingai renkame studijų programas, tai panašiai mes neatsakingai pasirenkame ir gyvenimo partnerius. Ypač jeigu laikas jau spaudžia. Bet kodėl taip yra? Kodėl žmonės taip žavi visų pirma tapti kažkieno kažkuo, žmona, mergina, vyru, vaikinu, sužadėtinė, vietoj to, kad visų pirma pačiam tapti kažkuo, o tik tada. Meilė, kuri kyla iš patogumo, iš noro atitikti kažkokius visuomenės standartus, meilė, kuri kyla iš noro gyventi su kažko, miegoti su kažko, meilė, kuri patenkina tavo dėmesio poreikius, o ne tikros aistros ir gylio. Aš manau, kad tai nėra ta meilė, kuri tave įkvėps 5 ryto, kai tu prabusi paryčiais, nes bus liūdna ir pasisukė šonu norėsi ją apkabinti. Dėk pastangas atrasti ir kurti tokius santykius, kurie tave motyvuoja būti geresniu žmogumi,
kurk tokį intimumą, kuris yra retas, o ne iš serijos, aš tiesiog nenoriu būti viena. Būk viena, valgyk viena, eik į pasimatymus su savimi, miegok viena. Taip tu iš tikrųjų atrasi ir pažinsi save ir tu suprasi, išsigryninsi, kas tave daro ypatinga, kokios yra tavo svajonės, realizuosi jas, išsigryninsi, kokios yra tavo vertybės, kokie įsitikinimai, kaip tu norėtum jausti santykiuose, kokie tai santykiai galėtų iš tikrųjų būti. O kai sutiksi žmogų, kuris privers tavo ląsteles šokti, tu neabejosi tuo, nes tu būsi jau užtikrintas savimi. O dabar palauk, neskubėk. O jei jau sutikai kažką ypatingo, kovok. Abu pasistengkite dėl jūsų ryšio, nes tai gražiausia, ką patirs tavo širdis. Tu taip pat gadini savo gyvenimą, kai leidi, kad tavo praeitis valdytų tavo dabartį ar ateitį. Neapsikrauk mintimis apie praeitį. Tu padarei geriausia, ką galėjai padaryti su informacija, su patirtimi, su žiniom, kurios turėjai. Bus visko, bus ir skaudžių patirčių, ir kažkokių žodžių, išsiskyrimų, depresyvių galbūt periodų tavo gyvenime. Bus situacijų, kai norėsis viską permastyti, kad galėjai pasakyti, ką tu turėjai pasakyti, bet nepadarėjai, ar kažkaip kitaip galėjai viską išspręsti, bet to nepadarėjai. Na ir tiek to. Yra kaip yra. Paleisk. Negali leisk, kad tavo praeitis tave apibrėžtų. Tai buvo tiesiog žodžiai, ar tai buvo tiesiog akimirka. Jeigu leisi, kad dabar tai tave apibrėžtų, ar juo labiau tai apibrėžtų tavo dabartinį požiūrį į save, į aplinką, tai turės labai didelę neigiamą įtaką dabartiniams situacijoms ir tam tikroms galimybėms. Tu gali prarasti tam tikras galimybės ne dėl to, kad dabar jautiesi nepakankama, o vien dėl to, kad kažkada prieš kokius 5 metus kažkoks darbdavys nesuteikė tau paaukštinimo. Prarasi meilę, nes iki šiol tiki, kad tavo eks tave paliko, todėl kad tu buvai nepakankama ir iki šiol tau yra sunku atsiverti tam žmogui ir jo pasitikėti ar jaustis 100% pakankama. Tai yra cikliška, savaime išsipildanti pranašystė, tad jei tu nepaleisi praeities nuoskaudų ar su praeities įvykiais susijusių ribojančių įsitikinimų, tai tau kurti laimę ir ryšį su savimi ir su kitais žmonėmis bus nepaprastai sunku. Tu taip pat gadini savo gyvenimą, kai lygini save su kitais. Sekėjų skaičius Instagrame, tavo uždarbis, tai kaip atrodo tavo atostogos palyginus su tuo, kaip atrodo atostogos pas kitus žmonės. Kas patinka, ko domisi tavo draugai, ką pradeda sekti tavo simpatijos, mylimieji. Ir visa tai sukuria tokį pakankamai, sakyčiau, didelį jausmą, tarsi tu esi nepakankama, kažkas dar su tavim negerai. Ir taip stebėdami, analizuodami mes pradedame domėtis ir įtikinėti save, neva mums reikia tų pačių dalykų, daiktų, žmonių, patirčių ir šitai prarandame be galo daug savo brangaus laiko, vaikydamėsi visų tų patirčių, dalykų, daiktų, nors greičiausiai tai jų mums net nereikia. Tu taip pat gadini savo gyvenimą toleruodama jį, nors tau kažkas nepatinka. Jei nieko nekeiti, vadinasi, renkiesi tai priimti. Kai pasitenkini tuo, kas yra mažiau negu tai, ko tu iš tikrųjų nori, tai tu taip apgaudinėjai save. Neleisk, kad tau taip įvyktų. Gyvenimas ir darbas, gyvenimas ir meilė nėra visiškai nepriklausomi vienas nuo kito. Jie iš esmės yra susiję. Turime stengtis rasti nepaprastą darbą, kuris mus realizuoja. Turime rasti nepaprastą meilę, kuri mus įkvepia ir motyvuoja tapti geresniu žmogumi. Tik taip kursime nepaprastai įkvepiantį ir autentišką savo gyvenimą. Žinau, kaip gali būti sunku priimti kai kurios dalykus, ypač jeigu viskas tau atrodo dabar šiuo metu taip tamsu ir sunku ir be išeities, bet tu tai įveiksi. Tu visada įveiki. Ir nėra taip, kad aš dabar galiu pasakyti vieną būdą, kuris tiks visiems žmonėms. Dabar įsivaizduokit, pasakyčiau konkrečius nurodymus, tokią tarsi instrukciją, kuri bus skirta visiems žmonėms. Padaryk tą, paskui tą, na ir tada va, štai tavo problemos jau išsispręs. Taip nebūna. Vieni atsakymą ras terapijoje, kiti sporte, dar kiti atsakymo ieškos ir jį ras, neabejoju, tikėjime.
Dar kiti žmonės galbūt atsigręš grinai į save, fokusas į save ir jiems pagerės, kai jie visą fokusą įdės į savo realizaciją. Dar kitiems žmonėms labiausiai padės ir jos motyvuos atsitiktinis gatvės praeivis, sutiktas netikėtai žmogus, o dar kitiems žmonėms galbūt labiausiai jos motyvuos atsitiktinai atrastas video. Tai labai individualu. Tiesiog turime judėti į priekį. Ir taip, tas judėti į priekį, tai gali būti ir 10 žingsnių į priekį ir tada 5 atgal arba 15 atgal, o po to vėl keli į priekį. Bet tai juk irgi yra išjudėjimas iš to mirties taško, tai vis tiek yra pažanga, kažkoks augimas. Tu gali išsivaduoti iš bet kokio ribojančio įsitikinimo, iš bet kokio skausmo, iš bet kokių tamsių aplinkybių. Tu esi pakankamai stiprus ar stipri, kad visą tai atlaikytum. Dabar aš stengiuosi prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, už savo laimę ir noriu, kad ir tu pasistengtum tai padaryti. Negalime laukti, kol tapsime žmonėmis, kuriais visuomet svajojame tapti. Negalime laukti ir galvoti, kad viskas savaime susitvarkys, patobulės. Nėra tinkamo laiko, nėra tobulų aplinkybių. Mes turime šokti per duobę dabar, nepaisant to, kad žiauriai bijom ir kojos dreba, bet turim tą padaryti dabar, o nelaukti 3 mėnesius, 5 metus, 10 metų, todėl kad kiekviena diena, aš tikiu, kad gali atnešti džiaugsmą ir sušildyti. Kiekviena diena yra dovana ir ne savaime suprantama. Man tikrai labai gaila, kad turėjai pereiti, išgyventi tai, kas tau kelia nerimą, pasimetimą. Gal kažkas sugniuždė tavo sielą, vertė jaustis nepakankamai, kad patyrei tai, ko nenusipelnei. Tikiu, kad klausančio video buvo kažkas, ką tau reikėjo išgirsti, kad kažkuri mintis palėtė tavo širdį, kad kažkas įkvėpė tave ir kažkokiu būdu aš galėjau pasidalinti savo palaikymu ir širdimi su tavimi. Taip pat noris pasidžiaugti, kad netrukus startuoja mano gilus, autorinis, praktinis 2 savaičių trukmės kursas, kaip atrasti save ir savo pašaukimą. Jo metu tu giliai pažinsi save, turėsi aišku atsakymą, kas aš toks esu, kokios mano prigimtinės savybės ir koks mano tikrasis pašaukimas. Visa tai įgalins daryti su savo gyvenimu pačius netikėčiausius dalykus, kurie yra arčiausiai tavo širdies ir vertybių. Jeigu jauti, kad tai galėtų būti tai, ko tau šiuo metu reikia, paspausk nuorodą, ją palikau aprašyme po šio video. Ir tada aš tau atsiųsiu išsamesnę informaciją. O jeigu šį video žiūri šiek tiek vėliau, tai video aprašyme rasi nuorodą į patį kursą. Ačiū tau, kad esi, kad klausei iki pat galo šį video. Iki susitikimo kitose video.